Sveiki visi. Dabar jums čia šviesu, gražu, bet pamatysite, kas buvo. Paaiškinu situaciją, paviškį pavėlavom į startą. Buvo reikalų, kažkodėl užstrigom pasikravimo vietai. Po to iš įpratimo išvažiavom į kitą krantą. Atvažiavom 15 minučių iki starto, tai dar turėjau planą, kad susitvarkysiu naują spinningą. Nu, tai teko kokią minučių viską tvarkytis dar valtyje. Nu va, kolegas, startas prasidėjo. Papasakosiu, kame bėda, kaip pavėlavom. Toj viską papasakosiu, bet reikia susiruošti. Pavėlavom į startą biškį. Sveiki visi. Oi, kad jūs žinotumėt, kaip keista viskas čia pas mūsų tom varžybom prasideda. Susirgo vaikas labai stipriai. Reikėjo važiuoti į varžybas. Atvažiavom ne į tą krantą. Pradėjom vėluot. Bėda. Karočią, atvarėm. Vėjas stiprus. Man meškirė nesueina susirišti. Kažkas vėl. Tai, karočią, tiek viskas kol kas prieš mus. Vėjas labai stiprus. Bet va, nutrūkau naują spinningėlį. Bandėsim su didesnė artilerija čia. Neptūno baita. Tokie dalykai nauji. Sakė, kad tikrai turėčiau pagauti, kad varžybas laimėsiu. Ką, tikėkimės, kad taip ir bus. Žiūrėsim. Po to viską parodysiu, filmuosim, kas ten kaip. Gal iš pradžių jūs po to pamatėte. Bet viskas bus čiki. Aš tikiuosi, kad mes tikrai pavarysim. Ką, žiūrim. Paturiu. Labai toks random stovi. Dabar bandau ant tokio va monsterio. Nes nusprendžiau, kad reikia didesnį. Šitą kadangi esu perpratęs, nieko čia pasisekė. Tikiuosi šiam pralaušiu vadusiu. Tai čia irgi tarp kitų labai naujienas. Guma labai tokia kokybiška. Auč! Vanduo biškį užpylė man subinuką. Jo, tas bangos viskas labai fainai. Tikiuosi, kad mes pamatysim čia ne vieną žuvį savo pagautą. To žiūrėsim dar kitus pilvus, bandysim kažką mėtyt, reikia varyti. Jo, turiu. Op. Spardasi. Su šitą naują spinningu nežinau, kokio čia dydžio aš traukiu, nes pats spinningas kaip kačerga. Turbūt nelegalas bus. O, pagaliau pirma. Reikia dabar matuot, ar mes turim čia legalą ar ne. Nu, karočią, pirma uodega už tiek valandų, tai gal kažkas mums dar pasiseks ir mes nors būsim įskaitiniai varžybose. Kaip ir praeitam video minėjau, kad buvo organizuojamas čia varžybos grynai mėgėjam. Laivai buvo plombuojami arba šiaip prašom atvykti buvo be jų. Šį kartą gavosi, kad
Nu, varžybos mums nelabai pasisekė. Niekaip negalim perpras šitą ežerą. Tai bandom sėklėse, tai bandom gilėse. Matėt, pagavom tik tai vieną žuvelę. Pažiūrėsim, kaip yra kiti pasiskirstę tarp vietų. Bet manau, kad čia mums tiesiog bus taip, kad mums šiandien juoda diena kaip prasidėjo nuo pat ryto, tai taip ir baigėsi. Tai va, tokie reikaliukai. Taip pat primenu, kad nuo savo kanalo aš įsteigau keletą čia prizų. Sekančiam etapui, kuris jau bus rudenį Rubikio ežere, irgi bus priziukai. Tai galit pasiūlyti, ką jūs galvotumėt, ką jūs norėtumėt gauti. Jeigu dalyvausit, tai noriu išgirsti jūsų nuomonę. Tai dabar pažiūrim, kas ką laimėjo. Trečio etapo visų svečių Rubikių ežere rugsėjo pradžioj. Nu ką, laukiame visi Mariaus greitai apdovanojimo, ne? Chebra. Linksmoji dalis. Taigi, YouTube'ės kanalas Žvejybos magija nori apdovanoti 16 vietos. Nepasakysiu nugalėtojų. Užėmusi 16 vietą. Taip, sveiki visi kolegos. Tikiuosi, šitas etapas visiems buvo daug linksmingesnis negu mums. Ir kadangi ne pirmą kartą atsidūrėm tokioje vietoje, kad ne prizininko kažkur gale, tai kilo tokia idėja iš mano YouTube kanalo, kad gal tos kažkur per viduriuką ar dar kažką galima apdovanot. Tai norėčiau pakviesti užėmusius žmonės, kurie užėmė 16 vietą. Tai yra, jau pamiršau, Brotherhood Fishing, Tomas ir Arturas. Plojimai jiems. Tai va, tikiuosi, kad nors 2 subscriberis dabar gausiu. Čia jums, kad būtų motyvacija kitą kartą dalyvauti. Ir visus irgi prašau, jeigu įmanoma, pasubscribinkit kanalą Žvejybos magija, kad kitais kartais būtų dar vertingesni prizai ir galim būtų kurti daugiau kontento. Ačiū, perduodu žodį. Laužom tradicijų jaunimą. Tai Danielius Ikanevičius šį kartą vienas iš jaunųjų. Tai prašom arčiau. Einam prie bigų. Tai big ešerys. Nu, ešeriai praktiškai identiški, koks 1,5–2 mm skiria. Tai 2,50 kg, Deividas ir Paulius. O tai kokio didžio ešerys buvo šiaip? 37,5, o kitas buvo 3,7 ir kokie 3 mm. Ten Per plauką. dvi va taip nuotrauką žiūrėjau ir lyginau iki ten va prisitraukęs Maksimo, kad kažkam atiduoti. Taigi, big lydeka 87 cm ir pusė. Vaidas ir Dainas elektrinio tritono. Taigi, mediniai medaliai, 4 lydekos ir komanda dvyniai. Greičiausiai, kad Julius ir Alvydas, 5 lydekos. Antra vieta, komanda draugystė, Vitalijus ir Arnoldas, 5 lydekos. Nu ir šių varžybų nugalėtojais su 8 lydekom A komanda, Arvydas ir Tadas. Nuo visų didelis ačiū Tautvydui už skanų maistą, visada pasirūpino, medaliukas. Nu ir ateikit visi, bendrą nuotrauką pasidarom, įsiamžinam Facebook'ui.